apie nesusikalbėjimą, apie cinizmą, asmeninių ambicijų iškelimą prieš kažkokį tai bendrą žmogiškai tikslą, bet tuo pačiu ir apie gėrį ir išmintį. Šitoje novelėje Laslo yra viena pagrindinių linijų einanti būtent muzikinė. Vienas iš pagrindinių personažų, jisai kvestionuoja dabar mūsų naudojamą tikslę temperacijos sistemą ir bando sugrįžti atkapstyti, kaip skambėjo kūriniai tuo metu, kai buvo Bachas, kai sukūrė savo gerai temperuotą klavyrą, kaip tie kūriniai skambėjo, ir jisai įsitikinęs, kad dabar, ką mes girdim, visai ne taip yra, ir jisai bando atlieka mokslinius tyrinėjimus daugiamečius. Tai gal buvo pagrindinis atskaitos taškas, nuo kurio netgi mes su Adomu tikriausiai pradėjom pokalbius, kai jisai papasakojo man apie šitą būsimą spektaklį. Ir mes atvykę čia į Panevėžį teatre gavom savo darbo į pianiną seną, kurį leido mums išardyti, tiesiog naudoti meniniam tikslam. Ir mes jį išardėm. Ir tada įsirašiau daug stygų, visas stygas to pianino skirtingais būdais. Tas pianinas, jis taip pat nederėjo tiksliai, taip kaip mes įpratę girdėti dabar salėse ar ten tvarkingose instrumentuose. Ir būtent tie nederėjimai, jie duoda labai stebuklingą spalvą. Jinai gali būti labai graži, labai sąskambi. Jie lyg ir ta pati kvinta, ta pati kvarta, bet šiek tiek kitokia. Ir jinai jau kūrė tam tikrą spalvą. Lygiai taip pat tas pats tie disonansai arba nederėjimai, jie gali duoti visai kitokią nuotaiką, kažkokią neužtikrintumo, nepasitikėjimo, pavojaus ir kitų. Ir man atrodo, tas visai gerai. Jis myli muziką, mėgsta, daug klauso, daug žino. Ir kiek mes esam, čia mūsų 4. bendras darbas. Ir jie visi skirtingi. Ir nėra vienodo spektaklio. Nėra vienodo reikalavimo. Man atrodo, gal didžiausias reikalavimas tiek jo, tiek mano savo pačiam, kad jo žiūrėti čia ir dabar, kas gaunasi, ir būti situacijai ir pajausti tai, ko reikia. Janušas Valuška galėtų būti toks kaip kažkas tarp fleitos ir dombrelio, toks plaukianti graži siela. Estera galėtų būti koks fagotas. Esternė. Kažkas įkyresnio. Koks obojus gal per svajingas. Kažkas iš varinių pučiamųjų. Rotušės pirmininkas galėtų būti koks trimitas ar trombonas. Atsipalaidavęs. O pfaunė. Arfa. Tai yra įdomus, solidus kūrinys, pati medžiaga yra labai turtinga, tą, ką aš matau, taip kaip mes dabar dirbame, tiek vizualiai, tiek garsinė prasme, tai nusimato gražus spektaklis. Tai kviečiu